Lietuvoje valdžios institucijos priimdamos teisės aktus įvardyja jaunimą kaip svarbę visuomenės socialinę grupę, nuo kurios priklauso valstybės ateitis, nacionalinis saugumas bei visuomenės raidos perspektyva. Tačiau akivaizdu, kad teorija nuo praktikos Lietuvos politinėje erdvėje skiriasi kardinaliai. Sukurti dirbtiniai politinio elito barjerai perspektyvų jaunimą atgraso nuo dalyvavimo politikoje. Žiūrint apie jaunimo būtent politinį motyvuotumą ir galimybės dalyvauti politikoje, reikėtų žiūrėti kiekvienoje partijoje atskirai, kaip ta partija, kaip progresyvi politinė jėga sugeba pritraukti ir nori pritraukti jaunus žmonės dalyvauti politikoje. Partijos Lietuvoje gyvuoja iš tiesų kaip organizacijos užtikrančios darbo vietas. Ir šitoje vietoje jaunimas nemato galimybės lengvai integruotis į tą sistemą. Partijos vis dėlto turėtų atsiremti nuo savo vertybinio pagrindo ir per vertybinį pagrindą įtraukinėti į savo organizaciją žmonės. Lietuvoje šitas, duok dieve, galima pasakyti 2-3 partijas, kurios tokiu principu dirba, bet ir tai su didelėmis išlygomis. Greičiausiai niekas negalėtų ginčytis, jog vienas didžiausių barjerų, trukdančių Lietuvos jaunimui įsitraukti į politiką, tai politikų tarpe ryškiai dominuojantis tarybinis mentalitetas, kuris diktuoja savas politinio gyvenimo taisyklės. Galbūt kartais iš vyresniųjų politikų galima susidurti su tokia, galima pasakyti, diskriminacija, arba iš vyresniųjų politikų pusės nenori turėti savo jauną, veržlų, modernų konkurentą, tai gal tai šiek tiek ir atbaido jauną žmogų. Aš manau, kad iš tikrųjų egzistuoja tam tikri barjerai ir aš manau, kad iš tikrųjų Lietuvoje galioja taisyklė, kurią aš apibūdinčiau žodžiais iš liaudies dainos: nepabūbęs artojėlių, nebus geras kareivėlis, ar ne? Man atrodo, kad tas noras, kad pabūtų būtinai artojėlių, tas jaunas politikas prieštaraudamas kareivėlių, man regis yra tam tikra problema, todėl kad aš manyčiau, kad nebūtina žmogus taip ilgai tikrinti ir perleisti per ilgą sudėtingą filtravimo sistemą. Tokia jaunų politikų egzaminavimo sistema dažnu atveju paremta senų politikos vilkų baime būti išstumtiems iš rojaus. Aš tikiu tuo, kad kaip ir mene arba moksle, talentas tikras nebijo kito talento, tame tarpe jauno. Taip ir politikų tarpe. Tikras politikas, talentingas ir profesionalus, niekad neįsigas, o apsidžiaugs, pamatęs jauną talentą. Normalioje visuomenėje jaunimas turėtų sudaryti daugmaž apylygę dalį, kiek jis ir visuomenėje sudaro. Tai jeigu mes turim kas penktą jaunimo atstovą visuomenėje, tai kas penktas turėtų būti ir politikoje. Tuo tarpu, jeigu mes pažiūrėtumėm Seimo narių amžiaus vidurkį, tai jis būtų žymiai per aukštas. Statistika kalba pati už save. Šios kadencijos Seimo narių vidutinis amžius siekia 49 metus. Praeitoje kadencijoje šis rodiklis siekė apie 50 metų. Toks nežymus pokytis rodo pernelyg lėtą ir sudėtingą jaunų žmonių įsitraukimą į aktyvią politiką. Jauni žmonės yra neišvengiamas sprendimų priėmėjas ateityje. Tai šitoje vietoje, jeigu mes neturėsim augančios natūralios kartų kaitos, gausis taip, kad mes kažkurio metu turėsim išlydėti jau į tą vietą, iš kurios niekas negrįžta, visus dabartinius politikus ir nebus kuo pakeisti. Atrodo, kad Lietuvos politika panaši į sfinksą iš pasakos. Praryja visus, kurie nepajėgia įminti jos mįslių.